blogiau uždarys, brangutė? Ką? Matyt, buvai. Jam patogus taip. Patogu, gerai. Arba žiūrėk, Uždaryk mums duris! Čia mano močiutė buvo. Atsiprašome, kad mes darome čia netyčia, nes biškai įsikrovė seko akumuliatorius, tai mes jungiame iš naujo, tai ir čia yra kita dalis to, kur žiūrėjote, tai ten buvo pusė klipo, o dabar kita ta pusė dalies. O gal bus ilgiau šitą dalis. Ačiū uždėmesi. Tai dabar. Tytis. Parodyk savo nagus, kokią manikiūrą jis darosi kiekvieną dieną. Tokie rudi. Jie baig. Panagės pajuodus. Jie baig. Jisai muša. Dabar. Žmonėms neįdomu, ką čia kalbė. Mes pasakėm dėl prizų. Gal tu galėtum tiesiog pradėti ir pasakoti kažką įdomaus. O gal jūs norite dabar visi žmonės pamatyti kokį filmą, kokį Robertas sukūrs. Papasakok. Štai, mes tai parodysime. Tai, kai jis pasidarė vakar naktį. Pasakokite, kaip tai vyko. Paprastai, tiesiog mane ten per savyje. Ai. Tai vat. Man reikėjo praspjauti koją. Ir jisai labai smarkiai pjovėsi. Mes galėsim net parodyti tą klipą, įdėsime po to į YouTube ir parodysime tą. Aš ten buvau žudikė. Mes labai daug kūrėme kartu klipų ir mums labai fainai. Ir mums sekasi. Vienas yra labai geras klipas, kurį mes sukūrėme. Jis vadinasi Aturi berną. Jis tai vadinasi. Ir mes tai parodysime iškart, va dabar, nes tai trunka keliolika sekundžių ir mes dabar parodysime, kaip tai buvo. Nu koks ir klausimas, ar turi mergą? Taip, aš turiu mergą. O ką? Tai aš sakau, o ką? Gerai, manau, jums nėra viskas čia labai juokinga. Robertas nežino, kaip jums pralinksminti. Gal jūs parašykite į komentarus, ką jums reikia padaryti ir pralinksminti. Mes visų pirma, yra vienas dalykas. Mes nerodome jokių nešvankių dalykų, mes nesikeikėme. Nerodome jokių intymių vietų. Labai atsiprašome. Ką tai reiškia? Bet palaukit, o gal norėsit, kad parodysim, ką Vika darė? Auju, tai ištrynė iš telefono. Kaip galėsiu parodyti? Nu, viskas. Dabar susitarim. Taip, mes tarėmės. Ir Robertas ką tik pagalvoja. Sakykite. Jis nerodys, ar ne? Ne. Gerai. Parodykit savo dantų švarą. Jis labai nemėgsta, kaip jo dantis žiūri, bet jo dantis tokie baisus. Tai jo dantis. Iš tikrųjų, tai čia buvo mano dantis. Jo dantis, va. Kokie kiauši. Pasakyk, kiek to metų. Jam 102. Pažiūrėkit, koks jis dar mažas. Jam 10, juokaujam. Jam dar tik 9 metukai. Man 10? Dar darželį tik lanko. Na, manau, jums nebeįdomu čia nais, tai rašykite į komentarus, apie ką jūs norite, kad būtų kita mūsų laida. Nu, mes patys nežinome, kas jums juokinga. Ko čia žvengia dabar, ką? Ko čia žvengia, ta? Aš nesprantu. Wow, negalima savęs pafilmuoti. Ne, nu negalima savęs pafilmuoti. Tai ką jūs niekada po savęs nefilmuojat? Žiūri dabar, ha, wow, kaip juokinga, juokas čia dabar. Tu ką jūs niekada savęs tipo nefilmuojat? Tipo niekada savęs nefilmuoja. Sėdi ten tokia, tipo, ten filmuojasi ir nežinau, ten ką jie daro, filmuojasi. Ha, kaip juokinga. Nu, ką man daryt, nu? Nu, savęs niekada nesifilmuoja, Jopšik mat. Ką mano Robertas? Jopšik met. Baigim šitą seriją, nes man jau kažkaip užknyso. Taip. O Dieve, jis nusikeikė. Gerai, viso gero, baigiame šitą seriją. Susitiksime po 1 savaitės ir mes atsiprašome, kad mes taip, aš tikrai dar kartą atsiprašau už mus abu, kad taip ilgai nesukūrėm šitos 2 serijos. Labai laukite, žinau, ir taip jau kokias mes mėnesį čia jos nekūrėm, ar dar ilgiau, aš nežinau, labai atsiprašome, tikrai čia mes vis nepamiršdavom, bet vis labai ilgai galvojom ir mes po to pamiršdavom kartais, kad ją reikia kurti, nu atsiprašau. Bet mes dabar įkelsime, štai dabar galite eiti žiūrėti Roberto, tiesiog rašykite į YouTube Roberto Isa.
Nu, žinote, Roberto Pijūklas, tipo. Ne, rašykite lietuviškai. Roberto Pijūklas. Ir štai jūs žinosite, iš kur? Visą gerą. Raidė ten, kur pasakiau, ir jūs rasite ten tą dalyką, ir jūs turėsite atspėti, iš kur tas laikas. Bye bye. Toliau.